Amišai yra religinė bendruomenė gyvenanti Hawaii ir Kanados kaimo vietovėse, visiškai atitrūkusi nuo šiuolaikinio pasaulio. Jie atmeta elektrą, automobilius, internetą ir bet kokias technologijas. Iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad jie gyvena ramų, paprastą gyvenimą, pagrįstą darbu ir tikėjimu. Tačiau už šio blaivaus įvaizdžio slypi griežtos taisyklės, kurios kontroliuoja kiekvieną jų gyvenimo aspektą. Nuo to, kaip jie rengiasi, iki to, kaip įsimyli, maldose ir auklėja savo vaikus. Viskas vadovaujasi taisyklėmis, kurių negalima kvestionuoti. O kas nukrypsta, tas brangiai moka. Asmeniškumui vietos nėra. Kiekvieną sprendimą kontroliuoja bendruomenė. Niekas nėra improvizuota. Niekas nepamiršta. Ir beveik niekas neatleidžiama. Kokios yra tos paslaptys, kurių amišai nenori, kad kas nors atskleistų? Sveiki atvykę į Mundarę. Šiandien aš jums parodysiu. Pradėkime. Miegojimas kartu nesiliečiant. Amišų lova kai kuriuose amišų bendruomenėse. Kai vaikinas nori geriau pažinti merginą, jis nekviečia jos į pasimatymą ir nerašo paslėptų žinučių. Vietoj to egzistuoja gluminanti praktika, išlikusi ištisas kartas, naktį dalintis lovą be fizinio kontakto. Šis paprotis, žinomas kaip sujungimas arba piršlybos lovoje, vis dar praktikuojamas kai kuriuose tradicinėse grupėse. Dinamika yra tiksli. Abu guli apsirengę, vienas šalia kito, atskirti individualią antklodę ar net medinę užtvarą. Nėra jokių glamonių, nėra apkabinimų. Jie praleidžia naktį kalbėdamiesi. Netiesiogiai prižiūrimi šeimos. Tėvai žino, kas vyksta, bet nesikiša. Idėja yra skatinti emocinį bendravimą, neperžengiant kuklumo ribų. Toks elgesys amišų aplinkoje nelaikomas dviprasmišku. Tai gerai apibrėžta. Jei numanomas susitarimas išlaikyti skaistybę sulaužomas, pora privalo tai atvirai išpažinti. O jei pastojama, santuoka įvyksta nedelsiant be jokių prieštaravimų. Dar keisčiau žinoti, kad daugelis šių susitikimų vyksta šeimos namuose, vos už kelių metrų nuo kitų giminaičių. Intimumas įprasta forma neegzistuoja. Jį pakeičia kontroliuojamas artumas be išorinių dirgiklių, be muzikos, be trukdžių. Poros negali dovanoti viena kitai romantiškų dovanų, tokių kaip gėlės ar saldainiai. Nesikeičiama laiškai su emociniu turiniu, nėra bendrų nuotraukų. Įsimylėjimas turėtų kilti vien iš žodinio sambūvio ir abipusio stebėjimo bendruomenės aplinkoje. Kiekvienas asmeninis gestas vertinamas kaip galimas pasididžiavimo ar tuštybės demonstravimas, dvi savokos, kurios yra ypač atmetamos. Amžius, nuo kurio galima pradėti šiuos santykius, nėra nustatytas įstatymu, tačiau jie paprastai prasideda vėlyvoje paauglystėje. Merginos nesirengia kitaip ir nekeičia savo išvaizdos, kad įtiktų. Nėra jokio makiažo, įmantrių šukuosenų ar specialių aprangos derinių. Bet koks bandymas išsiskirti yra klaidingai interpretuojamas kaip per didelis individualizmas. Be to, fizinis kontaktas yra visiškai atmestas. Netgi draudžiama laikytis už rankų, bučiuotis į skruostą ar tyčia braukti vienas į kitą. Kiekvienas gestas interpretuojamas pagal griežtą kodą, kur pagarba parodoma per atstumą. Viena iš labiausiai paplitusių grupinės sąveikos formų yra dainavimas, vakariniai susibūrimai, kuriuose jaunimas gieda tradicinės giesmes. Ten nėra nei šokių, nei flirto. Dainos lėto ritmo be sudėtingų harmonijų. Jie tarnauja kaip pasiteisinimas stebėti vieniems kitus nepažeidžiant vidinių protokolų. Šių susitikimų metu taip pat draudžiami privatūs pokalbiai. Kiekvienas žingsnis glaudesnių santykių link reikalauja tylaus visuomenės pritarimo. Šeimos stebi, bendruomenė stebi. O jei kas nors nukrypsta nuo plano, imamasi veiksmų. Net ir užmezgus santykius, vizitai vyksta pagal taisyklės. Jie negali būti kambaryje be atvirų durų. Taip pat draudžiama išvykti iš miesto be palydos. Meilės demonstravimas laikomas dvasinio silpnumo ženklu. Kita vertus, vyrai savo šeimyninę padėtį rodo per barzdas. Prieš santuoką jie turi būti švariai nusiskutę.
Susituokus, veido plaukų auginimas yra privalomas. Tai būdas be žodžių atskirti įsipareigojimą, matomas plika akimi, kuris veikia kaip kolektyvinis kodas. Ekstremali higiena be technologijų. Drausmingas kūnas amišams higiena yra jų pasaulėžiūros tąsa. Jie siekia ne malonumo ar komforto, o tvarkos, savarankiškumo ir funkcinio grynumo. Toli gražu ne technologijos ir pramoniniai produktai, kiekviena kasdienė su kūnu susijusi praktika atitinka tradiciją, teikiančią pirmenybę griežtai savęs priežiūrai. Maudymasis po automatiniais dušais ar šiltomis lempomis nevyksta. Vanduo šildomas malkomis kūrenamose krosnyse arba dujų balionuose ir kibirais perpilamas į metalinį kubilą. Nėra burbuliukų ar slėgio purkštukų. Tiesiog tylus pasinėrimas tyla be jokių trukdžių. Žiemą nešildomose namuose galima atlikti tualetą improvizuotose, uždarose, bet šaltose erdvėse. Nepaisant to, ritualas laikomasi be išimčių. Plaukai plaunami periodiškai. Pirmenybė teikiama ato ir vietinių augalų užpilams. Nėra šampūno, nėra elektrinių rankšluosčių. Džiovinimas atliekamas ore, o šukavimas atliekamas mediniais šepečiais. Niekas neieško apimties, blizgesio ar stiliaus, tik švaros. Skutimasis taip pat turi simbolinę reikšmę. Vieniši vyrai turėtų palaikyti švarą veiduose. Pilna barzda yra santuokos simbolis. Ūsai draudžiami, nes jie primena karinės tradicijas, svetimas jų ideologijai. Vietoj pramoninių muilų naudojami rankų darbo gabalėliai, pagaminti iš gyvulinių riebalų, pelenų arba augalinių aliejų. Jie neturi aromato ar gausaus putojimo. Jie tepami medvilniniais audiniais arba tiesiai rankomis. Kai kuriais atvejais rankoms, kojoms ar indams valyti paruošiamas specialus mišinys, turintis specifines funkcijas. Burnos priežiūra sumažinama iki būtiniausių dalykų. Dantų pastos pakeičiamos kepimo soda arba druska, kartais sumaišomos džiovintais lapais. Šepetėliai turi medinės rankenas ir vienus šerelius. Balti dantys ir gaivus burnos kvapas ne tai, ko ieškome. Sveikatos užtenka. Niekas nesikreipia dėl išorinio dantų valymo. Kovai su prakaitu dezodorantai nenaudojami. Kai kurie naudoja atą arba kepimo sodą, tačiau dažniausiai naudojama strategija dažnai keisti drabužius, vengti sunkaus maisto ir palaikyti odos vėdinimą. Kūno kvapo slėpimo cheminėmis medžiagomis idėja neatitinka jų filosofijos. Tualetas dažnai yra latrinas arba sausas tualetas. Namuose su patobulinimais gali būti paprasta sistema be prijungimo prie kanalizacijos. Tualetinis popierius egzistuoja kartu su skalbiamais skudurais. Kai kuriais atvejais vanduo naudojamas tiesiogiai. Nėra oro gaiviklių ar blizgančių paviršių. Viskas funkcionalu ir santūru. Higiena taip pat mokoma kaip kolektyvinė disciplina. Vaikai nežaidžia su putplasčiu ar plūdurais. Jie maudosi pakaitomis, dalindamiesi vandeniu tol, kol jis lieka švarus. Nėra jokių žaislų ar dekoracijų. Tik kibirai, skudurai ir suaugusiųjų priežiūra. Tvarkymasis nėra malonumas, tai pareiga. Kai kas nors suserga, gydymas pradedamas žolelėmis, užpilais, drėgnais skudurėliais ir izoliacija. Kūnas laikomas savireguliuojančia struktūra. Išoriniai vaistai vartojami tik tada, kai namų gynimo priemonės visiškai nepadeda. Vaikystė be vaikystės, kaip auga amišų vaikai amišų pasaulyje, vaikystė nėra žaidimo ar laisvės sinonimas. Nuo pat mažens vaikai laikomi funkcionuojančia bendruomenės dalimi. Nėra nei vaikų kambarių, nei laiko įsivaizduoti fantastiškų pasaulių. Aplinka, kuri juos supa, yra tikra, naudinga ir visada stebima. Keisčiausia ne tik tai, ką jie daro, bet ir visa kita, ko nedaro.
Būdami 3 metų, jie jau padeda virtuvėje, renka malkas arba rūpinasi jaunesniais broliais ir seserimis. Užduotys nėra derinamos ir neatlyginamos prizais. Paklusnumo išmokstama mėgdžiojant. Nėra jokių išsamių paaiškinimų, nei leidimo nepaklusti. Nurodymai vykdomi be jokio pateisinimo. Nėra televizoriaus, nėra planšetinių kompiuterių, nėra istorijų su laimingomis pabaigomis. Knygas, kurias jie gali skaityti, atrenka bendruomenė. Juose nėra magiškų personažų, nuotykių istorijų ar emocinių konfliktų. Tai tekstai apie tikėjimą, darbą ir moralę. Iki 5 metų daugelis jau būna įsiminę ištisas psalmes ir gali be vargo deklamuoti religinius tekstus. Klasės, jei jos yra žmonių namuose arba mažose bendruomenės mokyklose. Kiekvienas mokytojas priklauso bendruomeniai ir neturi universitetinio išsilavinimo. Mokymasis vyksta tik iki 8 klasės. Be to, tai laikoma nereikalinga. Per daug mokantis gali kilti pasididžiavimas arba noras atsisakyti amišų gyvenimo būdo. Stalai pagaminti iš medžio rankų darbo. Nėra kompiuterių, projektorių ar elektroninių lentų. Kiekvienas mokinys rašo pieštuku, nepažymėtuose sąsiuviniuose. Temos sukasi apie pagrindinę matematiką, funkcinį skaitimą ir religinius principus. Turinys neapima pasaulio istorijos ar šiuolaikinio mokslo. Apie išorinį pasaulį nėra nė kalbos. Pertraukos metu nėra metalinių supinių ar spalvingų čiuožyklų. Žaidžiama virvėmis, lazdomis arba rankomis siūtais kamuoliukais. Viskas yra bendrinama. Nėra asmeninių žaislų turinčių emocinę vertę. Tie, kurie sulūžta, nėra pakeičiami. Žaidimas skirtas judėjimui, o ne saviraiškai. Nuo mažens jie mokosi sveikintis nuleidę akis ir pilnomis rankomis. Jiems neleidžiama bėgioti po namus, šaukti ar kalbėtis, jei suaugęs asmo ką nors pristato. Pokalbiai lėti be pertraukų. Tyla yra išsilavinimo dalis. Nėra gimtadienių su tortų, žvakėmis ar dovanomis. Ši šventė laikoma nereikalinga. Meilė rodoma buvimu, o ne objektais. Kartais kepama ypatinga duona arba sukalbama papildoma malda, bet jokių įvyniojimų ar staigmenų nebūna. Vieno žmogaus pagerbimo idėja neatitinka kolektyvinio mąstymo. Jei vaikas padaro nusižengimą, bausmė daugeliu atveju nebūna fizinė, o tiesioginė. Tai gali apimti papildomas užduotis, laikiną izoliaciją arba aišku grupės nepritarimą. Per didelis verksmas netoleruojamas. Emocinio kontrolės praradimo demonstravimas laikomas charakterio stoka. Individualūs pasiekimai nėra apdovanojami. Jei vienas vaikas skaito geriau nei kitas, niekas to nepastebi. Jei pirmiausia išmoksite rašyti, išliksite diskretiški. Svarbiausia neišsiskirti. Būti kukliam yra vertingiau nei būti sumaniam. Konkurencija laikoma susiskaldimo šaltiniu. Mergaitės nuo 6 ar 7 metų jau stebi ir padeda atlikti namų ruošos darbus. Jie mokosi siūti, skalbti ir gaminti kartu su savo mamomis. Simbolinis žaidimas yra, bet visada susijęs su realiais vaidmenimis, beveidėmis lėlėmis, miniatiūrinėmis krosnelėmis ar skalbinių krepšiais. Grožinė literatūra apsiriboja tuo, kas atkartoja kasdienį gyvenimą. Kita vertus, vaikai pradeda lydėti tėvus lauko darbuose. Jie renka kiaušinius, maitina gyvūnus ir susipažįsta su įrankiais. Jei yra drausmė, pavojaus nėra. Iki 9 metų daugelis jau moka vairuoti vežimą ar sodinti pasėlius be pagalbos. Religinėse šventėse dalyvauja ir nepilnamečiai. Ilgų pamaldų metu jie privalo sėdėti, nieko nesiblaškydami ir nesiskųsdami. Jie išmoksta klausytis, tylėti ir atsakyti, kai jų klausiama. Dainos įsimenamos nuo labai mažens, be natų ar muzikinio pasirengimo. Intonacija išmokstama kartojant. Vienas keisčiausių aspektų yra tai, kaip išmokstama gėdos. Su jais atvirai nekalbama apie seksualumą, tačiau reguliuojama jų laikysena, žvilgsnis ir aprangos būdas. Nuo labai mažens vaikai žino, kada laužo kuklumo kodeksą. Ir jie to išvengia nebūdami ant jų šaukiama.
Namai uždaryti pasauliui įžengti į Amišų namus, tai tarsi nusikelti 100 metų atgal laiku. Niekas nejuda elektrą, niekas neskleidžia dirbtinio triukšmo ir kiekvienas objektas atlieka tikslę funkciją. Nėra jokių nereikalingų dekoracijų ar mašinų, kurios automatizuotų užduotis. Pirmas dalykas, kurį jauti, yra tyla, o antras – visiškas šiuolaikinių technologijų nebuvimas. Baldai yra funkcionalūs rankų darbo ir be dekoracijų. Nėra minkštų sofų ar atlošiamų krėslų. Svetainėse stovi kieti suolai be atlošų, o lovos be galvūgalių. Komforto idėja kitokia. Ji nesiekia pasyvaus poilsio, o drausmingo blaivumo. Sienos plikos arba užimtos lentynomis, religinėmis knygomis. Nėra nei nuotraukų, nei paveikslų, nei didelių veidrodžių. Savo veido, skonio ar asmeninių prisiminimų demonstravimas laikomas tuštybės forma. Kiekviena vidinė erdvė yra anonimiškumo deklaracija. Šviesa, apšviečianti šiuos namus, nesklinda iš lempučių ar jungiklių. Naudojamos dujinės arba žibalinės lempos, pakabinamos nuo žemų lubų arba dedamos ant stalo. Nėra kištukų, laidų ar viešojo elektros tinklo. Prisijungimas prie elektros sistemos reikštų pasidavimą išoriniai konstrukcijai, kurios siekiama išvengti. Virtuvė veikia pagal tą patį principą. Nėra mikrobangų krosnelių, trintuvų, elektrinių orkaičių ar kavos virimo aparatų. Viskas gaminama ant malkomis arba propanų kūrenamų krosnių. Įrankiai yra rankiniai, ingredientai yra švieži, o paruošimo laikas yra ritualo dalis. Šaldytuvas, jei yra, veikia dujomis arba yra pakeistas požeminiu sandėliavimo įrenginiu. Miegamosiuose griežtumas yra absoliutus. Lova, kėdė, paltų kabykla. Nieko daugiau. Nėra raštuotų užuolaidų ar naktinių lempų. Vaikų ir suaugusiųjų kambariai yra vienodi. Personalizavimas ir grupavimas neleidžiami. Privatumas nėra teisė, o ribota nuolaida. Vonios kambarys taip pat vengia modernaus komforto. Nėra automatinio karšto vandens ar blizgančių plytelių. Naudojami metaliniai kubilai, kibirai ir naminiai muilai. Tualetas gali būti sausas arba prijungtas prie minimalios sistemos. Jokių kvapiųjų dezinfekavimo priemonių ar oro gaiviklių. Viskas yra elementaru, natūralu ir funkcionalu. Namuose nėra durų skambučio. Jei kas nors nori užeiti, tyliai pasibeldžia arba laukia. Langai dieną lieka atidaryti, bet tamsių stiklų ar sunkių užuolaidų. Saulės šviesa valdo ritmą. Sutemus veikla baigėsi. Nėra jokių ekranų, jokių laukiančių pokalbių, jokių dirbtinių pramogų. Ir vis dėlto ne visos technologijos yra draudžiamos. Kai kurie modernus įrankiai leidžiami, jei jie pritaikyti. Benzininiai generatoriai naudojami tam tikroms žemės ūkio mašinoms. Staliaus dirbtuvėse hidrauliniai pjūklai keičia elektrinius. Kriterijai aiškus, niekas nesusijęs su tinklu, nieko, kas skatintų dykinėjimą ar priklausomybę. Kai kuriuose rajonuose priimami dujiniai šaldytuvai. Kitais atvejais pirmenybė teikiama tradiciniams sprendimams. Sprendimai nėra universalūs, bet vadovaujasi ordnungų žodiniu kodeksu, kuris reguliuoja kiekvieną bendruomenę, nereikalaujant jo užrašyti. Telefonai yra tik išorinėse kabinose ir naudojami avariniais atvejais. Jie niekada nėra dedami į namus. Taip pat nėra radio imtuvų, televizorių ar muzikos grotuvų. Įrašytas garsas laikomas blaškančiu, ego kurstančiu arba kitų žmonių idėjų propaguojančiu. Leidžiama dainuoti tik grupėje be instrumentų. Nėra interneto. Nėra kompiuterių, jokių laiškų, socialinių tinklų ar naršyklių. Visa informacija gaunama iš kitų norių arba patvirtintų knygų. Jei tau reikia ką nors sužinoti, klausi. Jei nerandama, laukiama. Skubėjimas sužinoti taip pat yra išorinio nerimo forma. Amišų versle priimtų technologijų negali valdyti pakrikštyti noriai. Jei kepyklai reikia kompiuterio, jo naudojasi išorinis darbuotojas. Amišai stebi, valdo, bet neliečia. Riba tarp funkcijos ir korupcijos matuojama tiesioginių kontaktų.
Bausmė iš vidaus, ekskomunika, dingimas ir tylos įstatymas Amišų religija nėra vienas iš daugelio variantų. Tai uždara struktūra reguliuojanti viską – drabužius, maistą, darbą, emocijas. Gimimas toje bendruomenėje reiškia paklusnumą žodinėms taisyklėms, kurios nekvestionuojamos. O kas išdrįsta nepaklusti, nėra baudžiamas įprastomis bausmėmis. Jis ištrinamas tiesioginė prasme. Didžiausia dvasinė reikšmė turintis veiksmas yra krikštas, kuris atliekamas suaugus be šventinės ceremonijos. Nėra balto kostiumo ar šeimos šventės. Tik ąsotis vandens, ilga malda ir viešas įsipareigojimas paklusti ordinumui. Nuo tos akimirkos individas pripažįsta, kad jo individuali laisvė yra pavaldi aukštesniam įsakymui. Kvestionuojant taisyklę, prieštaraujant vyskupui ar nepaisant papročio, gali kilti tylių, bet galutinių pasekmių. Amišų religijoje nėra diskusijų. Nėra teologų, nėra reformų, nėra erdvės diskusijoms. Lyderiai renkami burtų keliu iš Biblijos ir jiems reikia paklusti be pasipriešinimo. Ne vienas pastorius neturi akademinio išsilavinimo. Jo autoritetas kyla iš pareigos. Kai kas nors sulaužo krikšto įsipareigojimą, jis nėra išvaromas šūksnis. Jam taikomas šuninimas arba meidungas socialinis išnykimas. Žmogus lieka gyvas, bet likusį dalį jis nustoja egzistuoti. Niekas su juo nekalba. Niekas nesėdi šalia jo. Jo giminaičiai jo nelanko. Jam jokia pagalba nesuteikiama. Nėra dalymosi duona, įrankiais ar erdvė. Ekskomunikacija gali prasidėti įspėjimu. Jei nėra atgailos, ateina pjūvis. Kartais tai vyksta palaipsniui. Pirmiausia, jie nustoja su tavimi kalbėtis namuose. Tada jie jį pašalina iš susirinkimų. Galiausiai jų buvimas visiškai ignoruojamas. Atsijungimas yra visiškas. Nėra teismo proceso, nėra rašytinio dokumento. Tiesiog kolektyvinis sprendimas įvykdytas be neapykantos raiškos. Labiausiai neramina tai, kad negailima net artimiausių ryšių. Tėvai, vaikai ir vyrai laikosi įsakymo. Jei pasirodo nepaklusnus vaikas, jo mama nuleidžia žvilgsnį. Jei vyras nuklysta nuo tiesos, žmona nustoja su juo kalbėtis. Ištikimybė bendruomeniai yra aukščiau bet kokio asmeninio prisirišimo. Tai absoliučios ištikimybės forma. Nėra jokių atsisveikinimų, jokių paaiškinamųjų laiškų. Ekskomunikuoto asmens drabužiai neišsaugomi, jo vardas taip pat neminimas. Sunkiausiais atvejais net ir po mirties bausmė išlieka. Jam neleidžiama ceremonijų, kryžiaus ar pripažinimo. Atmintis ištrinama kartu su kūnu. Užtarti už atstumtuosius taip pat neleidžiama. Jei šeimos narys bandys jūs aplankyti ar padėti, jam taip pat gresia bausmė. Bet koks empatijos aktas interpretuojamas kaip nelojalumas. Tyla yra privaloma ir užsitęsęs. Šios bausmės taikomos ne tik tiems, kurie padarė sunkius nusikaltimus. Gali pakakti naudotis telefonu be leidimo, praleisti bažnyčią arba suabejoti vyskupo vaidmeniu. Meidungas neskiria dydžių. Jis reikalauja tik paklusnumo. Jei nėra pasidavimo, vadinasi dingstama. Šios bausmės formos baimė yra veiksmingesnė už bet kokią religinę grėsmę. Daugelis jaunų žmonių žino, kad pragaras gali būti mažiau bauginantis nei gyvenimas ignoruojamas tų, kuriuos jie myli. Tai visiškas praradimas ryšio, istorijos priklausimo. Ir vis dėlto sugrįžimas įmanomas. Bet kelias ilgas. Reikalinga vieša atgaila, kaltės pripažinimas ir kantrybė. Ne, visi vėl priimami. Kai kuriems pavyksta vėl su jais kalbėtis. Kiti toleruojami per atstumą be visiškos reintegracijos. Kiekvienas atvejis yra vertinamas, bet niekada nepamirštamas. Pagal šią logiką religija nėra privatus tikėjimas. Tai socialinė sąlyga. Tikėti neužtenka. Privalome laikytis. O tie, kurie nesilaiko reikalavimų, nenusipelno būti čia. Bendruomenė ginasi išvarydama be smurto, bet su chirurginiu šaltumu. Niekas iš to nėra diskusijų objektas. Nėra tekstų, kurie tai reglamentuotų. Viskas išmokstama stebint. Taisyklės nėra mokomos, jos yra įsisavinamos. Ir bausmės nėra skelbiamos, jos yra taikomos. Tarsi visi žinotų tikslę nukrypimo kainą, o tylėjimas būtų buvusi sutarties dalis nuo pat gimimo. Išoriniam pasauliui ši praktika nesuprantama. Tačiau amišams tai yra tyrumo kaina. Kaina,
kuri sumokama ne atgaila, o išnykimu. Bendruomenė juda į priekį, nepajudinama, tarsi nieko nebūtų nutikę. Ir pamirštas vardas tampa įspėjimu tiems, kurie lieka. Darbas be viršininko, be atlyginimo ir be grafikų. Štai kaip išgyvena amišiai. Amišiai nedirba įmonėse, nepriima mėnesinių atlyginimų ir niekada nepasirašo sutarčių. Jos ekonomika, visiškai lygiagreti šiuolaikiniai sistemai, veikia remdamasi fiziniu darbu, mainais ir nematomu vidinio bendradarbiavimo tinklu. Iš pirmo žvilgsnio tai atrodo kaip žingsnis atgal, tačiau už jo slypi tikslios taisyklės, kurios nustato, kuo galite užsidirbti pragyvenimui, o kokia veikla yra visiškai draudžiama. Jiems darbas yra ne asmeninės sėkmės forma, o kolektyvinė atsakomybė. Jūs nedirbate tam, kad judėtumėte aukštyn ar žengtumėte į priekį. Dirbame, kad paremtume savo šeimas ir prisidėtume prie bendruomenės gerovės. Ekonominių ambicijų savoka neegzistuoja. Niekas nesigiria tuo, kiek uždirba. Niekas nekonkuruoja, kad turėtų daugiau. Leidžiami užsiėmimai yra praktiniai, fiziniai ir matomi. Žemės ūkis, dailidė, kepimas, bitininkystė, siuvimas, baldų gamyba, naminio maisto pardavimas ar sodininkystė. Priimama viskas, kas susijęs su tiesioginė žaliavų perdirbimu. Įgūdžiai yra paveldimi, o nemokomi techniniuose centruose ar sertifikuojami. Vyrai dažniausiai dirba ūkiuose, stato namus, augina gyvulius arba gamina įrankius. Kita vertus, moterys yra atsidavusios maisto gaminimui, vaikų priežiūrai, maisto konservavimui ir drabužių gamybai. Tai nelaikoma nelygybė, tai viena kita papildančios funkcijos išmoktos nuo vaikystės. Nėra jokių fiksuotų tvarkaraščių ar laikrodžių, kurie sektų dieną. Jis prasideda auštant ir baigėsi sutemus. Pertraukas žymi kūnas, oras arba dienos poreikiai. Nėra jokių švenčių. Jei kas nors negali dirbti, jį laikinai pakeičia kitas asmuo. Nėra jokių atleidimų ar sutarčių. Tik bendruomenės įsipareigojimai. Pinigai cirkuliuoja, bet mažais kiekiais ir pagal aiškias taisyklės. Jis nelaikomas bankuose ir neinvestuojamas į akcijas. Kai kurios šeimos turi paprastas sąskaitas mokesčiams sumokėti ar žemės ūkio technikai įsigyti, tačiau nepasitikė finansų sistema. Paskolų ėmimas yra smerktinas. Skolos yra priklausomybės forma. Pirkti kreditą draudžiama. Jei už kažką negalima atsiskaityti grynaisiais pinigais, tai neperkama. Kiekvienas sandoris yra suplanuotas. Nėra jokių impulsyvių pirkinių, jokių nereikalingų asmeninių išlaidų. Pinigai naudojami būtiniausiems dalykams – įrankiams, sėkloms, gyvūnams, statybinėms medžiagoms ar vaistams. Nieko daugiau. Vienas iš labiausiai paplitusių darbų yra baldų gamyba. Stalai, kėdės, spintelės ir lovelės gaminamos be pramoninių varžtų, naudojant tradicinius surinkimo būdus. Jie parduodami užsienio pirkėjams, dažnai už didelės kainas. Tačiau amišų amatininkai nesidera ir nesiekia plėstis. Ką pagamina, tą ir parduoda. Jei pritrūksta, daugiau negaminama iki kito ciklo. Jie taip pat stato ištisus namus be skaitmeninių planų. Nei darbinti, nei architektai, nei inžinieriai. Viskas matuojama rankinėmis liniuotėmis ir reguliuojama skrydžio metu. Įrankiai yra paprasti, nors kai kuriais atvejais leidžiama naudoti benzininius generatorius. Tik jei nėra kitos alternatyvos ir jei tam pritaria bendruomenės taryba. Kai kas nors nori atidaryti smulkųjį verslą, kepyklą, siuvimo dirbtuves ar dailidės dirbtuves, jis turi pasitarti su vyskupu ir vyresniaisiais. Pagrindinėse gatvėse draudžiama statyti matomas parduotuves. Viskas turi vykti šeimos nuosavybės ribose. Ir niekas negali tapti tuštybės šaltiniu. Moterys gali pardavinėti pyragus, uogienes ar siuvinėjimus, bet joms neleidžiama steigti modernaus stiliaus parduotuvės. Jo gamyba ribojama tiek, kiek leidžia vietinis laikas. Jei moteris pradeda per daug išsiskirti, jos prašoma sumažinti savo aktyvumą, kad nebūtų sutrikdytas jos vaidmuo šeimoje.
Amišai nedalyvauja ekonominėje politikoje. Jie neprašo subsidijų, negauna nedarbo išmokų ir nedalyvauja valstybinėse programose. Prireikus bendruomenė organizuoja vidinės rinkliavas be viešumo ar viešos padėkos. Labdara vykdoma tyliai ir tarp lygių. Rumspringa – visiška laisvė prieš negrįžimo tašką nuo 16 iki 20 metų. Amišų jaunimas išgyvena etapą, kuris glumina, bet kurį pašalinį stebėtoją. Po vaikystės, kai buvo laikomasi griežtų taisyklių, kasdien dėvimi tie patys drabužiai, be elektros technologijų, šiuolaikinės muzikos ar fizinio kontakto, jiems suteikiama kažkas neįsivaizduojamo. Beveik visiška laisvė. Šis etapas vadinamas Rumspringa ir jo egzistavimas regis prieštarauja viskam, ką jie gina. Šiuo laikotarpiu jauni žmonės gali rengtis moderniais drabužiais, išeiti iš namų be priežiūros, vartoti alkoholį, klausytis muzikos, vairuoti automobilius ir net eksperimentuoti su lytiniais santykiais. Kai kurios bendruomenės yra griežtesnės, tačiau daugelis leidžia stebėtinai plačiai tyrinėti. Šios nuolaidos logika jiems aiški. Niekas neturėtų įsipareigoti tikėjimui nepažinęs išorinio pasaulio. Kalbama ne apie nekontroliuojamus kraštutinumus, o apie savotišką kultūrinį išbandymą. Tėvai žino, kas vyksta. Bendruomenė tai leidžia. Visi tyliai laukia, stebi ir nesikiša. Niekas atvirai apie šią temą nekalba. Nėra jokių ženklų ar rašytinių taisyklių. Tačiau yra kolektyvinis supratimas – arba dabar, arba niekada. Kai kurie jaunuoliai apsiriboja mažais pokyčiais, klausosi muzikos su ausinėmis, valgo greitą maistą, išeina su draugais be leidimo. Kiti eina toliau. Jie keliasi į netoliese esančius miestus, dirba prekybos centruose ar gamyklose, išbando narkotikus arba užmezga romantiškus santykius už bendruomenės ribų. Visa tai vyksta žinant jų šeimoms, kurios tai toleruoja nešvenčiant. Labiausiai stebina tai, kad per Rumspringą jaunimas dar nėra pakrikštytas. Tai yra raktas. Amišams griežto paklusnumo privalo laikytis tik tie, kurie yra pakrikštyti. Kol jie oficialiai neįsipareigoja, jie laikomi nedalyvaujančiais pakte. Todėl jie gali tyrinėti, bet kai jie priima sprendimą, kelio atgal nebėra. Kiekviena bendruomenė šį etapą sprendžia skirtingai. Kai kurie propaguoja grupinę veiklą, kad jaunimas būtų artimesnis, pasivaikščiojimus, dainas ir susibūrimus vienišiems. Kiti leidžia laikytis didesnio atstumo, tikėdamiesi, kad anglų pasaulio, kaip jie vadina išorinę visuomenę, patirtis pakaks, kad įtikintų juos sugrįžti. Nėra nustatyto laiko limito. Jaunas žmogus Rumspringa gali būti kelis mėnesius ar kelerius metus. Spaudimas krikštytis atsiranda palaipsniui. Neverskite to, tačiau neryžtingumui neleidžiama užsitęsti amžinai. Kai ateis laikas, kiekvienas žmogus turės pasirinkti. Įsipareigoti Amišų bažnyčiai arba visam laikui ją palikti. Tie, kurie nusprendžia sugrįžti, yra pakrikštyti bendruomenės akivaizdoje, atsisako visko, kas išoriška ir savanoriškai paklūsta taisyklėms. Nuo tos dienos bet koks pažeidimas bus baudžiamas griežčiausiomis pasekmėmis, įskaitant atskirti nuo bažnyčios. Kas anksčiau buvo toleruojama, dabar baudžiama. Paklaidos riba išnyksta. Tie, kurie negrįžta, susidūrė su kitokia realybė. Jei jie niekada nebuvo pakrikštyti, jie nebus persekiojami ar atskirti nuo bažnyčios. Jie gali palaikyti ribotą ryšį su savo šeimomis, bet jie taip pat praranda savo vietą bendruomenėje. Jie nepaveldės žemės, nedalyvaus šventėse ir negalės grįžti kaip lygiaverčiai. Daugelis išvykstančiųjų susidūrė su didelėmis problemomis. Už Amišų sistemos ribų jie turi prisitaikyti prie visuomenės, kurios nepažįsta. Jie neturi baigimo atestatų, netvarko savo pinigų, nežino, kaip išsinuomoti butą, pildyti formas ar naudotis banko sąskaitą. Laisvė ateina su žiauria mokymosi kreive. Kiti, nors ir gerai integruojasi, gyvena su kaltės jausmu.
Rumspringa metu priimti sprendimai, ypač jei jie susiję su santykiais, vaikais ar priklausomybėmis, užtrenkia duris bet kokiai sugrįžimo galimybei. Bendruomenė nedraudžia tyrinėti, bet niekada nepamiršta, kas buvo daroma lauke. Yra tokių, kurie bando grįžti nepasikrikštyje, gyvena bendruomenės paraštėse. Jie nėra atmetami, bet ir nėra įtraukiami. Jiems neleidžiama dalyvauti religinėse ceremonijose, burtis į poras grupės viduje ar užimti atsakingų pareigų. Jų vieta lieka pilkojoje zonoje, kur tyla sveria daugiau nei žodžiai. Nemedikamentinis gimdymas. Štai kaip gimsta amišų vaikai amišų pasaulyje, vaiko gimimas nėra viešas ar svetingas įvykis. Tai tylus, jaukus įvykis kontroliuojamas senovinių normų ir vykdomas tikslumu, kuris priklauso ne nuo technologijų, o nuo papročių. Jokia kamera to neužfiksuoja. Joks gydytojas to nenurodo. Gyvenimas prasideda po šeimos namų stogų, rankomis treniruojamomis slapta ir be valstybės įsikišimo. Štai kaip amišiai atneša savo vaikus į pasaulį. Ligoninės nedalyvauja šiame procese. Gimdymas medicinos įstaigoje laikomas nereikalingų, brangių ir dvasiškai netinkamų. Į ligoninę leidžiama vykti tik itin rizikingomis situacijomis, kai visos bendruomenės alternatyvos nebeveikia. Net ir tada sprendimas diskutuojamas tarp religinių lyderių, vyresniųjų ir artimiausių šeimos narių. Šiuolaikinėje visuomenėje nėra tokios medicinės pagalbos situacijos, kokią mes ją žinome. Čia viskas, kas nėra natūralu, laikoma įtartinu. Centrinė figūra yra akušerė, beveik visada vyresnio amžiaus amišų moteris, turinti ilgametę patirtį. Jis neturi nei diplomo, nei akademinio išsilavinimo. Jų žinios kyla iš kitų gimimų, iš tiesioginių stebėjimų, iš išminties perduodamos iš lūpų į lūpas. Jis žino, kada įsikišti, kada palaukti, kada tylėti. Jis nenaudoja chirurginių pirštinių ar mechanizmų. Ji turi švarius skudurus, verdančių vandeniu sterilizuotas žirkles ir nepajudinamai tik iš žmogaus kūno. Gimdymas beveik visada vyksta namuose. Kambarys paruošiamas iš anksto prieš kelias dienas. Elektros šviesos nėra, bet strateginėse vietose pastatytos dujinės lempos. Neštuvų nėra, tik sutvirtinta lova su paprastomis paklodėmis ir storais medžiaginiais užtiesalais. Nėra jokių širdies monitorių ar išorinės medicininės pagalbos. Tik moterims. Tik šnabžda. Tik neįkyrus kolektyvinis stebėjimas. Vyrai gimdyme nedalyvauja. Vyras lieka kitame kambaryje arba laukia. Jų vaidmuo yra išorinė parama. Rūpintis kitais vaikais, ruošti maistą, palaikyti tvarką namuose. Su juo nesikonsultuojama, jam neleidžiama įeiti. Gimdymas yra išskirtinai moteriška sfera, saugoma pagarbos, izoliacijos ir paklusnumo grupės normoms sluoksniais. Skausmo išvengti neįmanoma. Nėra anestezijos, skausmą malšinančių vaistų ar epidurinės nejautros. Amišų moterys skausmą priima kaip motiniškos pareigos dalį. Jie mintise treniruojasi nereikti, neverkti, nerodyti silpnumo. Kitos dalyvaujančios moterys, užuot kalbėjusios, meldžiasi. Jie žino, kad pertraukinėjimas nereikalingais žodžiais gali sutrikdyti proceso eigą. Emocinė disciplina yra visiška. Po gimdymo nėra ilgų atsigavimo ar specialių atostogų. Nauja mama kelias valandas ilsisi, maudosi šiltame vandenyje, šildomame malkomis ir per kelias dienas grįžta prie įprastų darbų. Rūpinasi kitais vaikais, gamina maistą ir prausiasi. Nėra jokių tolimų giminaičių vizitų ar švenčių. Kūdikio gimimas nėra spektaklis, tai dar vienas žingsnis bendruomenės tvarkos link. Naujagimis taip pat negauna šiuolaikinės priežiūros. Jam neuždedama asmens tapatybės apyrankė. Jis vietoje neskiepijamas, jo nuotrauka nedaroma. Jis suvyniojamas į naminės medvilninės antklodės ir tyliai pristatomas broliams ir seserims. Verksmas priimamas ramiai. Sveikata vertinama akimis, odos spalva, verksmo stiprumas pagrindiniai refleksai.
Jei yra komplikacijų, to tikimasi. Jei jie pablogėja, konsultuojamasi su žolininku arba, kaip kraštutinė priemonė, leidžiama išorinė intervencija. Tačiau toks sprendimas nėra automatinis. Dėl to diskutuojama. Gimimo registracija nėra atliekama iš karto. Kai kurios bendruomenės laukia dienų ar savaičių, kol praneša valdžios institucijoms. Kraštutiniais atvejais vaikas gali būti oficialiai neregistruotas mėnesius. Teisinė tapatybė nėra prioritetas. Priklausyti bendruomeniai taip. Daugiavaisis nėštumas laikomas ypatingų iššūkių. Akušerės turi metodų juos atskirti, tačiau jie ne visada teisingi. Kai gimsta dvyniai, bendruomenė reaguoja su baime ir pagarba. Ji nešvenčiama dovanomis ar apsilankymais, bet pripažįstama dieviškų stiprybės ženklu. Gimdymas amišų pasaulyje yra vienas intensyviausių gyvenimo momentų be jokių išorinių apsaugos tinklų. Tai skausmo susidūrimas be anestezijos, netikrumas be gydytojų, pažeidžiamumas be stebėtojų. Ir vis dėlto gimstamumas yra didelis, o procesas yra absoliutus. Kas daugeliui būtų neapgalvota, net pavojinga, amišams yra tvarka. Ten, kur kiti mato trūkumą, jie mato ištikimybę gyvenimo būdui. Ir taip, be šviesų, be signalizacijos, be institucinio įsikišimo, kiekvienas naujas bendruomenės narys ateina į pasaulį pagal uždaros, tylios ir nuožmiai darnios sistemos taisyklės.